baudus. Mes matome smūgių statistiką 5-1 į vartų plotą ir tai yra turbūt irgi daugiausia pasakanti statistika. Šalia vartų 5-5, na, tai reiškia, kad atakavo kažkiek, bandė atakuoti ir ekranas. Kitas dalykas, didžioji dalis tų atakų antrajame kėlinyje, tada kai Žalgiris atidavė šiek tiek teritorijos ir rezumuojant, sakyčiau taip, nuostabus pirmasis Žalgirio kėlinys ir geras kokybiškas antrasis čia. Tie įvarčiai, kurie buvo įmušti, puikus Jakubas Vilkas 16 minutę. Tarsi biliardo kamuolį į kišenę padėjo po čia, na, čia nesakyčiau, kad klaida, čia labiau nelaimė, kuri ištiko Giedrių Tomkevičių, bandžiusi sustabdyti Kamilį Bilinskį. Kamilis Bilinskis ir pats netrukus įmuš įvartį, netrukus tai pamatysime. Manto Kuklio perdavimas 1-1 ir argi tai yra problema įmušti tokioje situacijoje? Aišku, jokių šansų. Tadui Kauneckui Bilinskio sugebėjimai leidžia štai taip padėti kamuolį visiškai greta Virpsto. Ir antrasis kėlinys galbūt šiek tiek kitoks, bet vėlgi sakyčiau, savo sąlygas Žalgiris šiandien diktavo visas rungtynes ir niekaip kitaip viso to nepavadinsi. Čia ta galimybė, kai Andrius Kerla patikrino savo vartininko budrumą, pažadino Armantą Vitkauską. Na, jeigu darytume prielaidą, kad šis buvo prisnūdęs antrojo kėlinio pradžioje. Daug kietos kovos. Mantas Kuklys su aikšte paliko ant neštų. Čia galbūt viena geresnių ekrano atakų antrajame kėlinyje, kai pabandė štai taip Pučianaumė ir reikalavo, kad teisėjas skirtų 11 metrų baudinių žaidimą ranka, nors, aišku, epizodas netoks įtikinamas, kad drąsiai galėtum teikti, tai buvo baudinys. Na ir štai taip. Vieni kitus atakavo žaidėjo, čia 60 minutė ir Mantas Kuklys 3-0. Tai yra, kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo paskutinis taškas, kurį Žalgiris